Garbė Jėzui Kristui, brangus tikintieji, mano vardas yra kunigas Shane Pazutį ir aš esu Šventojo Pijaus X kunigų brolijos prioras Kaune. Šiandien, brangus tikintieji, norėčiau tęsti šitą trumpą paskaitą apie mūsų labai svarbę knygą Atavianio intervencija. Trumpas kritinis naujosios mišių tvarkos įvertinimas ir apie naujasis mišias. Praeitą kartą aš sakau jums, kad kardinolas Atavianas pasakė, kad sakyti, jog naujosios mišios prieštarauja Tridento susirinkimui, skamba gana griežtai, bet kad ir kaip būtų nemalonu, tai yra tiesa. Prisiminkite, kad Vatikano antrojo susirinkimų laikais kardinolas Atavianas buvo svarbiausias bažnyčios kardinolas atsakingas už katalikų teologijos, tikėjimų ir dogmų grynumą. Tai reiškia, kad jis turėjo didelę atsakomybę apginti ir apsaugoti katalikų tikėjimą nuo erezijų ir klaidų. Todėl, kai jis pasakė, kad naujosios mišios prieštarauja Tridento susirinkimui, nesunku suprasti, kad buvo labai rimtai kaltinimai. Ir mums reikia, brangus tikintieji, žinoti ir suprasti, kodėl jis pasakė šitą. Gerai, kodėl kardinolas parašė tokius rimtus kaltinimus? Kodėl naujosios mišios prieštarauja Tridento susirinkimui? Kaip katalikų mišios gali prieštarauti katalikų susirinkimą? Pirmas, reikia prisiminti, kad Tridento susirinkimas buvo visuotinis katalikų bažnyčios susirinkimas, kovojęs prieš Martino Lutero ir protestantų klaidas. Aš žinau, kad šiandien nėra labai ekumeniškai sakyti, kad protestantai yra eretikai ir kad protestantizmas yra klaidinga religija. Bet brangus tikintieji, mes katalikai, mes turim sakyti, kad protestantizmas yra klaidinga religija. Ir 16 amžiuje protestantai sukilo prieš mūsų katalikų bažnyčią ir išgalvojo labai pavojingas, eretiškas idėjas apie šventąsias mišias. Buvo daug diskusijų, daug konfliktų tarp protestantų ir katalikų teologų apie mišių esmę, kas yra šventąsias mišias. Ir protestantai tvirtino, kad šventosios mišios yra ne auka, o tik Kristaus kančios ir mirties prisiminimo vakarienė. Tai yra protestantiškas tikėjimas ir protestantiškas mokymas. Ne auka, bet vakarienė. Taip pat protestantai atmetė tikrai Kristaus buvimą Eucharistijoje, atmetė katalikišką kunigystę, transubstanciaciją ir taip toliau. Jie sukūrė visiškai naują ir skirtingą krikščionišką religiją. Ir jie turi kitokį tikėjimą ir visiškai kitokį supratimą apie šventąsias mišias. Katalikų Tridento susirinkimas turėjo nuo šių protestantiškų erezijų ir klaidų apginti ir tiksliai apibrėžti katalikišką mokymą
apie mišių esmę. Tridento susirinkimo mokymas apie šventąsias mišias, turim sakyti, yra vienas stipriausių ir geriausių mišių paaiškinimų, kokius tik turi bažnyčia. Bet prisiminkite, kad kardinolas Ottavianas pasakė ir šitas įvertinimas sako, kad naujosios mišios prieštarauja Tridento susirinkimui. Ar tai reiškia, kad kardinolas norėjo sakyti, kad naujosios mišios yra kažkaip protestantiškos, kvazi protestantiškos? Brangus tikintieji, iš tikrųjų, tai yra didžiausia problema su naujosiomis mišiomis, kad naujosios mišios turi daug protestantiškų elementų ir savybių ir sunaikino daug katalikų elementų ir savybių. Pavyzdžiui, kardinolas parašė: nors ir glausta, ši studija gana aiškiai parodo, kad naujoji mišių tvarka savo visuma ir atskiromis detalėmis stulbinančiai nukrypsta nuo katalikiškos šventųjų mišių teologijos, kokia ji buvo suformuluota Tridento susirinkimo 92 sesijoje. Kardinolas Ottavianas nori sakyti, kad yra daug teologinių problemų su naujųjų mišių apeigomis, ceremonijomis ir maldomis. Yra protestantiškos. Gerai, bet kaip yra tiksliai naujosios mišios protestantiškos? Protestantiški teologiniai principai turėjo didelę įtaką naujųjų mišių apeigoms, ceremonijoms ir maldoms. Mums reikia suprasti, kad mūsų teologija, ką mes tikim, visada turi didelę įtaką mūsų maldoms ir religiniams ceremonijoms. Šitai protestantiški teologiniai principai ir nauja mišių teologija atsispindi naujų mišių apeigose, ceremonijose ir maldose. Štai kodėl naujosios mišios atrodo labai skirtingos nuo tradicinių mišių. Taip pat štai kodėl naujosios mišios atrodo tokios panašos į protestantiškas pamaldas. Naujųjų mišių ritualas, apeigos, ceremonijos, gestai, maldos ir taip toliau neišreiškia aiškiai ir negina katalikų mokymų bei dogmų. Pavyzdžiui, kur yra altorius naujosiose mišiose? Dabar visose katalikų bažnyčiose yra stalai, ne altorius. Kodėl stalas? Prisiminkite, kad protestantai tiki, kad mišios yra tik vakarienė, ne auka. Ir todėl reikia stalas, ne altorius. 16 amžiuje protestantai pradėjo sunaikinti altorius ir naudoti stalus per mišias. Jie visiškai atmetė altorius. Auka, brangus tikintieji, auka, kaip mes žinom, auka reikalauja altorių. Bet vakarienė reikalauja stalą. Yra tragedija, bet tiesa, kad dabar mūsų katalikų bažnyčia naudoja stalus. Taip pat naujosiuose mišiuose kunigas ir altorius yra atsukti į žmones, kaip vakarienė. Bet tradicinėse mišiuose kunigas ir altorius yra atsukti į tabernakulį, į Dievą. Buvo protestantai, kurie norėjo, kad kunigas ir žmonės turi atsuktus vienas kitį.
Kodėl katalikų bažnyčia nori pamėgdžioti ir sekti protestantų pavyzdį? Katalikams reikia suprasti, kad naujosios mišios turi protestantišką apibrėžimą. Kai naujosios mišios buvo paskelbtos, bendroji naujųjų mišių instrukcija davė katalikams šitą mišių esmės apibrėžimą. Kas yra šventosios mišios? Viešpaties vakarienė arba mišios yra šventas kunigo pirmininkaujamas kartu suėjusios Dievo tautos pobūvis arba susirinkimas, skirtas viešpaties atminimui švęsti. Dėl šios priežasties vietiniam šventosios bažnyčios susirinkimui ypač tinka Kristaus pažadas, kur 2 ar 3 susirinkę mano vardu, ten ir aš esu jų tarpe. Ir viskas, brangūs tikintieji. Ar tai mūsų katalikų šventosios mišios? Ar tai Kristaus mišios esmė? Viešpaties vakarienė arba mišios yra šventas kunigo pirmininkaujamas kartu suėjusios Dievo tautos pobūvis arba susirinkimas skirtas viešpaties atminimui švęsti. Brangūs tikintieji, tas apibrėžimas yra 100% protestantiškas apibrėžimas. Prisiminkite, kad protestantai nega ir atmetė katalikų mišių apibrėžimą. Jie tvirtino, kad mišios yra ne auka, o tik Kristaus kančios ir mirties prisiminimo vakarienė. Ir todėl jie neturi altorių, jie turi stalą. Modernistiniai susilpnino katalikų šventųjų mišių apibrėžimą ir mišios tapo tik vakarienė, kaip protestantai. Tikrai atrodo, kad šitas apibrėžimas nori paneigti katalikų tikėjimą apie mišias ir priimti protestantišką teologiją. Kas yra tradicinis mišių apibrėžimas, brangūs tikintieji? Šventosios mišios yra Kristaus aukos ant kryžiaus pakartojamas nekruvinu būdu. Aišku. Kitas apibrėžimas. Šventoji mišių auka yra naujojo įstatymo nuolatinė nekruvinoji auka, kurioje dabar įvyksta kryžiaus auka. Katalikų tradicija yra aiški. Mišios yra Kristaus auka ant kryžiaus sudabartinamas nekruvinu būdu. Bet šitas naujųjų mišių apibrėžimas tik kalba apie vakarienę ir atminimą. Tai yra protestantiškas apibrėžimas ir labai baisu. Nėra katalikų tradicijos apibrėžimų. Skaitykime šitą 3 Tridento susirinkimo kanonas. Mišių auka yra tikra permaldavimo auka, o ne vien tik kryžiaus aukos paminėjimas. Jeigu kas nors sakys, kad mišių auka yra tik garbinimo ir padėkos veiksmas arba vien tik kryžiaus aukos paminėjimas, o ne permaldavimo auka, tai būna atskirtas, anathemasit. Brangūs tikintieji, ar mes norim dalyvauti mišiose, kurios prieštarauja Tridento susirinkimui? Ar norim dalyvauti mišiose, kurios turi protestantišką apibrėžimą? Ar mes norim dalyvauti mišiose, kurios naudoja stalą ir ne altorių? Būtų geriau, brangūs tikintieji, kad katalikai vengtų šitas mišias ir siekti į savo bendruomenę
grąžinti tradicinės lotyniškas mišias. Šventosios mišios yra mūsų katalikų religijos centras ir širdis. Kaip mes meldžiamės, brangus tikintieji, ir garbiname Dievą, visada turės didelę įtaką mūsų tikėjimui. Naujųjų mišių teologija yra pavojinga. Ir katalikai laitai tampa protestantais. Situacija dėl šventųjų mišių katalikų bažnyčioje tampa vis blogesnė. Mišios tampa vis labiau desekularizuotos, vis labiau liberalos, vis labiau protestantiškos. Katalikai praranda šventumo pojūtį, praranda savo tikėjimą. Liturginio piktnaudžiavimo, tokio kaip gitara muzika, charizmatinės mišios, gydymo apeigos, tik daugės. Katalikai perima protestantiškus dievų garbinimo ir maldos būdus. Tačiau kaip tikroji Kristaus bažnyčia gali sekti eretikais ar atmetusiais tikrą tikėjimą? Kaip galim perimti jų dievų garbę, jeigu jų tikėjimas iškreiptas? Ne, brangus tikintieji, mes privalom grįžti prie tradicinių mišių. Tegul šitą knygą Atavianio intervencija paskatina daugiau katalikų grįžti prie tradicinių lotyniškų mišių. Tai paskatina jį tikinčiuosius apie jas skaityti ir jas studijuoti. Brangus tikintieji, labai ačiū Jums ir su Dievu.